Projekto tikslas yra surinkti informaciją apie Lietuvos archyvuose, muziejuose, bibliotekose saugomą išeivijos archyvinį paveldą. Surinkti duomenys bus kaupiami elektroninėje duomenų bazėje, kuri yra pavadinta Sietynas. Taip pat bus išleistas informacinis katalogas. Pirmiausia, katalogas ir duomenų bazė bus nukreipta į išeivijos istorijos, kultūros, literatūros paveldo tyrinėtojus. Projektas buvo pradėtas 2010 m. lapkričio mėnesį ir turi baigtis 2012 m. lapkričio mėnesį. Tame projekte pagrindinai dirba Giedrė Milerytė ir kiti 4 doktorantai ir jų darbą prižiūri profesorė Dalia Kuizinienė. Mes susirašinėjom su Giedrė Milerytė. Dabar prašau pasižiūrėkit į padalą numeris 3. Ir čia yra 2 puslapiai ir čia yra pavyzdys klausimyno. Giedrės paklausiau, kaip sekasi tą projektą vykdyti. Ir jį rašo. Šiuo metu projektas jau įsibėgėjo. Renkame duomenis apie Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir įvairiuose kitose institucijose saugoma pasaulio lietuvių, sukaupta ir saugota ir perduota kitoms kartoms kultūrinį palikimą. Tai labai mechaninis darbas, todėl jis juda gana lėtai. Ypač lėtai, kai reikalų turime su didžiosiomis institucijomis. Šiandieną galiu pasakyti, jog visą informaciją ar jos dalį jau pateikė apie 30 įstaigų. Dar 50 pasakė, jog jos nieko neturi. Tiesa, mes neketiname skanuoti pačios medžiagos, norime tik žinoti, kur ir kas yra, o jau tyrinėtojas nuspręs, ar jam verta vienur ar kitur vykti ir tą medžiagą peržiūrėti. Paprašiau Giedrės sąrašo tų institucijų, kurios jau atsakė, kad išeivijos archyvų turi. Ir dabar pasižiūrėkite padalo numeris 4. Ir čia pridėtas yra jos atsiųstas sąrašas. Kol kas nėra galimybės prieiti prie Sietyno duomenų bazės. Kadangi jį dar tik ruošiama, Sietyno patalpinimas internete bus paskutinioji šio projekto stadija, todėl jo sulaukti bus galima tik kitiems metams baigiantis. Giedrė minėjo, kad darbas lėtai vyksta, ypač bendradarbiaujant su didžiosiomis Lietuvos institucijomis. Aš pati iš vienos Lietuvos bibliotininkės girdėjau, kad į tokį kompleksinį klausimyną atsakyti trūksta darbo jėgos. Klausiau Giedrės, ką planuoja daryti, jeigu institucijos atsisakys arba dėls bendradarbiauti. Iki šiol bendradarbiauti atsisakė tik Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Iš viso, laiškai su klausimynu buvo išsiųsti maždaug 300 įstaigų ir institucijų ir per pusę metų atsakė maždaug 100. Tai čia labai neblogas procentas. Giedrės atsakymas į klausimą, ką Sietyno kūrėjai darys su institucijoms, kurios į kreipimąsi neatsakė, jį rašo. Mūsų projekto darbo grupę sudaro 5 vykdytojai. Vasaros pradžioje pasiskirstėme sąrašus, kas atsakingas už kokias institucijas. Iki rudens vidurio galutinai turi paaiškėti visų medžiagos turinčių institucijų galutinis sąrašas. Jei bibliotekos ar muziejai nebus suinteresuoti rasti žmogiškųjų resursų, važiuosime patys ir mėginsime prašyti tiek, kiek išeis. Galiausiai duomenų bazė visada galės būti toliau pildoma. Todėl galutinis tikslas iki projekto galo surinkti kuo daugiau informacijos apie išeivijos archyvus saugomus Lietuvoje. Tačiau nenuleisime rankų, jei neišeis visų 100% to padaryti.